Programoje viena iš priemonių yra LEADER programa. Pagal šią LEADER programą vietos veiklos grupės teikia paraiškas ir gauna finansavimą savo strategijų įgyvendinimui. Pagal LEADER programą taip pat yra finansuojami ne tik tai strategijų parengimo ir įgyvendinimo projektai, bet taip pat ir vietos veiklos grupių bendradarbiavimo įvairūs projektai. Tai vietos veiklos grupė mes kartu turime ir bendradarbiavimo projektų, aišku, įgyvendinam ir savo ilgiausią projektą strategiją. Įsteigta 2004 metais. Įsteigė ją 19 fizinių asmenų, tai buvo vietos valdžios atstovai, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovai ir, aišku, verslo atstovai. – 2014 metais, kai baiginėjom įgyvendinti pirmąją strategiją, vietos veiklos grupė pradėjo rengtis naujam finansiniam laikotarpiui ir rengti naują strategiją. Tai yra dokumentas, kurio rengimas irgi yra pakankamai ilgas, trunka apie metus ir tame dokumente yra sudėtos visos žmonių idėjos, poreikiai, išanalizuota tai, ko jie norėtų daryti ir taip, kad galėtumėm prisidėti prie kaimo plėtros procesų, prie socialinių problemų sprendimo, prie ekonominių problemų sprendimo ir, aišku, aplinkos problemų. Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija orientuota buvo į darbo vietų kūrimą. Tai didžioji paramos lėšų dalis buvo skirta tiems projektams, kurie kuria darbo vietas. Taip pat labai džiaugiamės, tai mums buvo didelis iššūkis, bet taip pat ir pasiekimas, tai sukurti socialiniai ir bendruomeniniai verslai. Jau šiuo metu yra finansuota beveik 80 vietos projektų, kurių metu yra sukurta virš 80 darbo vietų. Esam finansavę verslo plėtros projektus, kurie įgyvendina įvairiausias veiklas, tai esam finansavę ir medžio apdirbimo centrus, ir duonos gamybos įmonės. Įgyvendindama socialinio verslo projektą, viešoji įstaiga Vilties sodas įsteigė dienos užimtumo centrą Vilties sodas, kuris yra skirtas žmonėms su protinė negalia. UAB Senjorija taip pat įsteigė dienos centrą Senjorija. Jų rezultatai džiugina, nes tai yra prisidėta prie socialinių problemų sprendimo ir viešųjų paslaugų teikimo vietos gyventojams. Bendruomeninio verslo projektų yra įgyvendinta 10. Paminėti atskirai norėčiau Panevėžio rajono kaimo bendruomenę Pažagienį, kuri įgyvendino net 2 projektus. Pirmasis tai buvo jų projektas mobilus spa, o antrasis buvo mobilaus spa verslo plėtra. Labai džiugu, kad bendruomenė ėmėsi iniciatyvos ir ėmėsi verslo, kurti darbo vietas ir teikti paslaugas savo vietovės gyventojams. Jų pavyzdžių pasiekė ir Bernatonių bendruomenė, kuri įkūrė savijautos gerinimo centrą Bernatoniuose.